Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jaspeks ir mes tęsime savo pavasario buldo atnaujinimus. Šiandien turėsime dar geresnį ir brangesnį 700 eurų buldą, kuris, tikiuosi, jūs taip pat nustebins. Nustebins tuom, kad mums pavyko gan tikrai ženkliai pagerinti į tuo 100 papildomų eurų, palyginus ką mes surinkom vakar už 600 eurų. Tai pažiūrėkite tą video, aš paliksiu nuorodą, taip pat galite rasti ir mūsų neįtikėtiną 500 eurų buldą, kurį aš netgi rekomenduoju daugeliui. Šiandien pradėsime tuos stebinančius dalykus būtent nuo procesoriaus, kuris be abejo bus pagerėjęs, tai netgi ženkliai, tai bus i5 7500 naujosios kartos procesorius, kuris turės netgi turbo dažnį iki 3,8 GHz, dėja ne 4, bet tai vis tiek iš ties yra gan didelis pagerėjimas ir turėtų atsiliepti žaidime. Toliau gal išduosiu, kokį mes motininę naudosim, nes idėja nebus siurprizas. Šiandien tai yra Asus H110K serijos senesnės kartos motinė, kur vis jūs primenu, kad pažiūrėkite pačioje po video paliksiu nuorodą, kaipgi jums reiktų atnaujinti BIOSus, jeigu taip išeitų, kad jūs gautumėt būtent su senesne karta, nes taip naudojant naujesnį procesorių, jums reikės naujesnių BIOSų. Šį kartą nepamiršiu, kaip vakarykščiam video, tai yra paminėti ramus ir mes turime iš Corsair Value serijos 8 GB, taip mes irgi imame tuos pigesnius ramus, kokius tik įmanoma, bet vis dėlto tai yra 8 GB ir tokia suma tikrai užteks sudėję, jeigu jūs norėsite atsinaujinti. Koksgi bus toliau patobulėjimas mūsų nuo vakarykščio buldo, tai bus be abejo vaizdo plokštė, jinai netgi kils dabar iki RX 480 4 GB lygio ir tai nebus šiaip modelis, tai bus netgi vienas geresnių pasirinkimų iš MSI, tai būtent jų Gaming X serijos raudono dizaino nuostabaus aušintuvo. Iš ties tikrai galėsite pasiekti dar aukštesnius dažnius, jeigu tik norėsite tai padaryti. Kasgi maitins šį žvėrį, tai mums prireiks šiek tiek daugiau galios, tai bus jau iš Fractal Design pasirinkimas 550 W maitblokis, kuris ne tik turi modulinį dizainą, kuris puikiai padės jums sutvarkyti su kabelės, bet ir taip pat tą gražų juodo korpusą, tikrai kuris įsilies į jūsų foną buldo. Kaip tik paminėjęs korpusą, tai bus taip pat gan gražus, šiek tiek mažesnis, kompaktiškas Zalman T1 korpusas, kurį mes jau naudojame savo senesniam buldė, kuris, manau, tikrai turėtų užtektinai ir palaikyti šią sumą. Paskutinį komponentą, kurį aš nepamiršau, bet tiesiog pasilikau, tai yra būtent hardas, tai yra 1 terabaitas iš Seagate Barracudos ir tai yra išties kompaktiška suma ir tikrai tos talpos jums užteks. Ir kažkaip šią sumą 700 eurų aš kažkaip pasigėdau vieno dalyko, tai bus būtent SSD, mes jo čia kažkaip nesugebėjome įtalpinti, pažiūrėsiu dabar į sumą buldo, jinai netgi jau viršė ženkliai tuos 700 eurų ir SSD vietos kaip ir nėra. Be to, kad aš galiu jums pasiūlyti, kad jūs galite atsisakyti, tarkim, hard drive'o ir įsidėti tik SSD kokį pigesnį variantą už 120 GB už tikrai 50 eurų galima rasti. Aš taip pat jums ir pasiūlymą turiu tiem, kurie norėtų ir šią sumą turėti tokį buldą. Buldą su SSD turiu aš omeny, tai taip pat toks variantas pakeitus maitblokį ir taip pat paaukojęs vaizdo plokštės galingumą, gal jeigu rastumėte tą pigesnę Asus baltą 480, taip pat būtų sutaupyta pinigų ir pažiūrėsiu šį buldą, jisai gan panašus, bent jau galia tikrai, bet sutalpina tą SSD, tą svarbų komponentą, aukodama kitus dalykus. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį video, tikiuosi išsirinkote tą 700 eurų buldą, bent jau gal daviau kažkokias kryptis, kaipgi turėtų atrodyti čia suma kompiuteris. Ir tai nepamirškit palikti komentarų, kągi jūs keistumėt, kurį jūs buldą pasirinktumėt, ar jums išties yra toks svarbus SSD. Palaikinkit video, prenumeruokit, nes dar mes buldų tikrai nebaigėme. Iki sekančiojo, iki.